Spontaniški klausimai numeris 12. Ko tu nebedarai, kas supratai, kad nėra tavo kelias? Gal sakyčiau, biški per lėkštas man kažkiek tai šitas klausimas, bet galėčiau nebent papasakoti tokią istoriją. Aš kažkada, kai baigiau Vilniaus universitetą ir po to dirbau fainose programavimo įmonėse. Jo, aš buvau kažkada programuotojas, bet aš visą laiką jaučiau, kad tai yra visiškai ne mano. Aš matydavau tokį vieną programuotojo Valentiną, Balius, ir jisai buvo programavimo dievas. Jis uždirbdavo, ten kosminius pinigus tuo metu. Ir aš galvodavau, wow, Valius. Bet aš galvoju, aš kaip Valius, kad ir kaip stengsiuosi, nes aš turėjau tokį mokėjimą, kaip čia pasistengti, ne? Bet aš sakydavau, aš mačiau akivaizdžiai, aš tikrai nebūsiu kaip Valius. Ir mane taip labai apdovanoja situacija, kad aš įsidarbinau įmonę, kuri neturėjo projekto pusę metų ir man mokėjo labai gerą algą. Aš tiesiog visą laiką sėdėjau ir mokiausi šitos dalykus, apie kuriuos ir dabar čia kalbu. Dabar beje mokiausi tokiam dabartiniam institute, kuris yra visiškai apie psichologiją, žmogaus elgesį. Ir, žodžiu, aš nusprendžiau, kad aš išeinu. Tai buvo tiesiog visiškai atrodė beprotybė mano tėvam, mano draugam ir taip toliau, nes aš įdėjau labai didelės pastangas ir baigiau ten prestižinę specialybę, bla 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 bla, bet aš išeinu dirbti tiesiog atrodė niekur. Ir aš atsimenu, aš einu Vokiečių gatve ir man dreba rankos, nes aš taip bijau, bet tuo pačiu taip yra smagu ir tokia drąsa, nes aš einu darbintis į įmonę, vesti seminarų. Ir aš nuėjau ir mane iš karto priėmė. Man buvo 23 metai. Ir aš apie to stoviu seminare, esu jauniausias žmogus seminare ir aš pasakoju jiems kažkas tokio. Ir labai neužilgo aš uždirbdavau gerokai daugiau negu būdamas programuotoju. Keletą kartų daugiau. Daryk, kas tau patinka.